Treneri, visų pirma sveikinimai su pergalė. Ar tokių rungtynių ir tikėjotės? Iš tikrųjų, žinojom, kad varžovų komanda šiek tiek yra nukraujavusi. Pagrindiniai ten lyderiai keli prisijungė prie pirmos komandos, kai dar buvo tas langas perėjimo, tak buvo galimybė. Tai akcentavom į savo žaidimą, norim agresyvios kietos gynybos per visą aikštelę ir šiandien tas pasisekė. Sakysim, per pirmus 2 kėlinius nulaužėm varžovų žaidimą. Atrodo ir Vilkas sveikas, sotus, ir Avis sveika, visi pasižaidėt šiandien. Kaip treneri vertinat dabartinę savo komandos formą, artėjant prie tų atkrintamųjų varžybų? Iš tikrųjų, džiaugiamės gerą formą. Laimėjom praeitą savaitgalį Eiblo turnyrą Rygoje. Dabar irgi, sakysim, sužaidėm trečiadienį labai solidžias rungtynės su Šiaulių komanda. Ir šiandien taip pat kartais pagalvoju, ar ne per anksti čia truputėlį dar iki pliofo laukia kokios 2-3 geros savaitės, ar ne per anksti į tą formą tokią solidžią atėjom. Bet ką, džiaugiuosi iš tikrųjų už vyrus, tai irgi, kaip ir paminėjot, džiaugiamės rezultatų, bet džiaugiamės ir tuo, kad vaikinai jaučia malonumą žaisdami, tas irgi svarbu.